Pabandykime atsakyti į klausimą, kas yra internetas. Ar tai atrodo paprastas klausimas ar nelabai? Kaip manai? Kaip atsakytum šį klausimą? Kas tai yra? Iš tikrųjų, norint atsakyti, kas yra internetas, mes turėtumėm išnagrinėti ir kitus klausimus. Tai visų pirma, kas juo naudojasi, ką su juo galima veikti ir kaip jis veikia. Kaip manai, ar internetu naudojasi visas pasaulis? Juk turėtų naudotis visas pasaulis, ar ne? Visi žino, kas yra internetas. Bet iš tikrųjų tai ne. Pagal 2016 metų duomenis, iš visų 7 milijardų žmonių, kurie gyvena mūsų planetoje, tik 40% naudojasi internetu. Įsivaizduoji? Tik 40%. Tai yra netgi mažiau negu pusė visų pasaulio gyventojų. Tai jeigu tu naudojasi internetu, reiškia tu labai turtingas žmogus. Reiškia tu turi elektrą. Ir tu turi kažkokį tai elektroninį prietaisą. Ar tai planšetinį kompiuterį, ar tikrą kompiuterį, ar išmanų telefoną, ar išmanų televizorių, ar dar kokį nors kitokį įrenginį. Tu labai turtingas, patikėk manim, ir labai laimingas. Taigi, jeigu mes turime elektroninį įrenginį ir turime internetą, mes galime susisiekti su kitais žmonėm iš viso pasaulio. Su bet kuom, su amerikiečiais, japonais, kinais ir taip toliau. Apie tai žmonės svajojo labai seniai. Tai buvo tiesiog svajonė, neįgyvendinama. Žmonės norėjo susisiekti su kitais žmonėm čia ir dabar, kurie gyvena toli. Bet tai buvo neįmanoma, kol nebuvo interneto. Ką internete žmonės veikia? Visų pirma, turbūt ieško informacijos. Labai daug žmonių ieško informacijos. Ką jie dar veikia? Susirašinėja vieni su kitais. Žaidžia žaidimus. Žiūri juokingus paveikslėlius. Bendrauja socialiniuose tinkluose. Žiūri vaizdo įrašus. Apsipirkinėja. Ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai, kurios galima veikti internete, yra vadinami elektroninėmis paslaugomis. Be interneto mes elektroninėmis paslaugomis naudotis negalėtumėm. Įsivaizduok, kad tai yra tavo kompiuteris ir jame yra įkištas interneto laidas. Ir įsivaizduok, kad tas kompiuteris yra štai šis kompiuteris, o tas laidas yra štai šis laidas. Ir įsivaizduok, kad tas laidas šakojasi į keletą dalių. Ir prie kiekvieno to laido galo yra dar keli kompiuteriai. Iš tikrųjų tai šitokia schema ir yra internetas. Tai internetas yra kas? Tai yra visi sujungti kompiuteriai tarpusavyje su laidais ir kabeliais. Ir jie visi susijungia vieni su kitais bendrauja. Tai yra didžiulis tinklas. Tai yra pasaulinis kompiuterių tinklas. Na, aišku, ten ta schema buvo labai supaprastinta ir norint sujungti keletą kompiuterių reikėtų dar visokių kitokių įrenginių, kaip modemų, tinklo skirstytuvų ir taip toliau. Na, bet mes kalbėkime paprasčiau. Aišku, tų laidų yra tikrai ne vienas, tų laidų yra begalės, štai kaip galima nupiešti visą internetą, kiek iš viso pasaulyje yra laidų. Ir tų laidų gale yra po kompiuterį. O kurgi tie laidai? Juk išėjęs į gatvę, tu jų nematai, ar ne? Iš tikrųjų, tie laidai ir visokiausi interneto kabeliai yra užkasti po žeme. Arba ne tik po žeme. Jie yra užkasti ir po vandeniu. Štai čia yra žemėlapis, kuriame yra parodyta, kiek kabelių yra po vandeniu. Na, pavyzdžiui, vien nuo Amerikos iki Europos, štai kiek yra daug laidų. Storų, didžiulių kabelių, be kurių nebūtų interneto. Jeigu šitų kabelių nebūtų, tai Europa negalėtų susisiekti su Amerika. Arba Amerika negalėtų susisiekti su Japonija ir taip toliau. Mes nematytumėm tų kitų svetainių esančių Amerikoje, ar Brazilijoje, ar Afrikoje, ir dar kažkur tai kitur. Ir tie laidai, kai kurie iš jų siekia netgi 21 000 kilometrų. Ar įsivaizduoji, kokio tai yra ilgio laidas? Žiauriai ilgas. Ir aš net neįsivaizduoju, kokia turėjo būti interneto kaina. Kiek turėjo kainuoti, kad visus šitos laidus pratęsti, nutiesti,
per visus žemynus, per vandenynus, per viską. Taigi internetas yra labai labai brangus dalykas. Važiuokim toliau. Štai čia yra ta supaprastinta kompiuterių tinklo schema, kitaip tariant, internetas. Ir kad tie kompiuteriai galėtų bendrauti vieni su kitais, jie turi žinoti vienas kito adresą. Lygiai taip pat, jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau tau nusiųsti popierinį laišką į tavo namus, kur tu gyveni, aš turėčiau žinoti tavo adresą. Jeigu aš tavo adreso nežinau, nusiųsti laiško negaliu. O kompiuterių adresai atrodo štai taip. Jie yra sudaryti iš skaičių ir tie skaičiai yra atskirti taškais. Ir pagal šituos adresus kompiuteriai vieni kitus atpažįsta. Tie adresai yra vadinami IP adresais arba IP adresais. Ir įsivaizduok dabar, kad šitame tinkle yra dar 2 kompiuteriai. Bet jie yra kažkokie kitokie. Jie nėra asmeniniai kompiuteriai. Jie nėra tokie, su kuriuo tu naudojasi kiekvieną dieną jungdamasis prie interneto. Šitie kompiuteriai yra specifiniai, specialūs. Be jų interneto nebūtų. Ir įsivaizduok, kad viename iš jų yra svetainė Wikipedia, o kitame iš jų yra svetainė Facebook. Ir aš, besinaudodama savo kompiuteriu, bandau nueiti į Wikipediją, o kažkas kitas tuo tarpu, lygiai tuo pat metu, su savo kompiuteriais bando taip pat nueiti į Wikipediją, arba į Facebooką, arba į dar kažkokią tai kitokią svetainę. Kas tada įvyksta? Tada, kai aš įrašau svetainės adresą, aš iš tikrųjų patenku į kažkieno kito kompiuterį, į tą kažkokį tai specifinį kompiuterį. Ir aš nežinau, kur jis yra. Jis gali būti Amerikoje, jis gali būti Rusijoje, ar Japonijoje, ar Kinijoje, ar dar kažkokioje kitoje valstybėje. Aš nežinau, prie kur aš prisijungiau. O kodėl aš ten prisijungiau? Aš jungiausi prie svetainės kažkokios tai. Tai visos šitos svetainės, į kurias aš noriu patekti, jos yra tuose kompiuteriuose specialiuose. Ir tie kompiuteriai yra vadinami serveriais. Visuose serveriuose yra kažkokios tai interneto svetainės. Bet kokią, norint aplankyti, mums reikia prisijungti prie kažkokio tai specifinio serverio. Ir iš tikrųjų tai jie būna didžiuliuose kambariuose ir jie atrodo štai taip. Štai šitame kambaryje yra daug serverių. Ir mes iš tikrųjų juose naršome, naršydami internete. Visi failai, paveiksliukai, vaizdo įrašai, viskas, ką mes žiūrim, yra štai tokiuose kompiuteriuose. Mes po juos tiesiog naršome. Nepatiko, išjungiam, atsijungiam nuo jų, naršom po kitą kompiuterį kažkieno tai. Bet ne po savo. Ne mūsų kompiuteriuose yra visi šitie vaizdo įrašai, kuriuos mes, tarkim, YouTube'e žiūrim, bet štai šituose kompiuteriuose. Mes iki jų prisijungiam su visais tais didžiuliais laidais. Štai grįžtam prie tos supaprastintos schemos. Štai, tarkim, tas tavo kompiuteris sujungtas su visais tais serveriais ir visose serveriuose yra atskiros interneto svetainės. Bet įsivaizduok, kad vienas iš tų serverių staiga sugedo arba dingo elektra. Tai kas tada įvyksta? Tada tas kompiuteris, kur yra sugedęs, tas serveris, jeigu jame buvo YouTube svetainė, pavyzdžiui, tai tos YouTube svetainės nebėra. Ji nepasiekiama, mes į ją nebegalime užeiti, nes tas serveris sugedo arba palūžo, arba dingo elektra. Tai įsivaizduoji, kad veiktų visos svetainės visada ir dieną ir naktį, nes pavyzdžiui pas mumis tai diena, o Amerikoje galbūt dabar naktis, bet tos svetainės vis tiek veikia, tai vadinasi visi šitie serveriai yra įjungti. Jie yra įjungti visada. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, visada. Tai įsivaizduoji, kiek tai kainuoja elektros. Internetas yra žiauriai brangus dalykas. Labai brangus. Tai džiaukimės jo, kol mes jį tokį turim. Tai ar dabar jau atsakytum, kas yra internetas?